Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir tinklalaidė kūrybiškiems žmonėms. Šiame epizode vis dar lankomės Trakuose, šiame nuostabiame kūrybiškų žmonių pilname miestelyje ir kalbuosi su savo bendravarte Rasa Pavilionienė, kuri yra edukatorė, andragogė, socialinė pedagogė ir, kaip pati sako, visi mano nuo 0 iki 99 metų žmonės yra jos kūrybinis spektras, jeigu taip galima pavadinti, nes ji labai entuziastingai organizuoja įvairias edukacinės veiklas visokio amžiaus žmonėms. Taip pat jie dirba Lopšelyje darželyje ir yra Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narė edukatorė. Taigi tikrai veiklos kūrybinės netrūksta ir ji turi labai daug įdomių įžvalgų šią temą, kaip reikėtų ugdyti vaikų kūrybingumą, kas yra kūrybingumas, iš kur ji gavo tą kūrybingumą, kuris tiesiog tikrai labai stipriai išsireiškia jos veikloje. Pradėsime pokalbį, tik tai prieš tai dar priminsiu, kad kitų epizodų taip pat galite pasiklausyti su kitais įdomiais žmonėmis pokalbių ir jeigu tik tai jaučiate, kad norite paremti, tai labai kviečiu paremti ir tapti šios tinklalaidės patreonais. Kągi, pradedam pokalbį su Rasa, tikrai bus labai įdomu. Labą dieną, Rasa. Sveiki. Labai malonu kalbinti savo bendravartę. Kažkodėl tai visada jaučiu tokį asmeninį ryšį su žmonėmis, kurie turi tą patį vardą kaip ir aš, nes kažkaip tikiu, kad vardas vis tiek savo duoda žmogui kažkokį tai, nežinau, vibracijas tam tikras. Tai kažkaip tai vieni kitus dažniausiai bendravardžiai supranta. Tai labai ačiū, kad sutikot pakalbėti ir mes lankomės pas jūs Trakuose. Ir norėčiau jūsų paklausti, šiek tiek žiūrėjau į Facebooko puslapį jūsų, kaip toksai sakinys buvo parašytas pas jūs Facebook'e. Viena iš laimės sąlygų yra savęs realizavimo pojūtis. Tai tikrai žinau, kad jūs darote be galo daug įvairių kūrybiškų veiklų. Tai vat ir taip ir pradėsiu nuo tokio filosofinio galbūt klausimo. Ar jūs realizuojate save, ar jaučiate, kad jūs save realizavote šiai gyvenimo akimirkai? Savirealizacijos pojūtis duoda prasmės gyvenime, nes jeigu jauties, kad nerealizuoji savęs, tada liūdna, vadinasi, esi ne savo vėžiose, nežinai, ką darai. Ir ar iš vis galima padaryti kažką įdomaus, jeigu tu to netiki ir savęs nerealizuoji, o jau kaip mes realizuojam save, kiekvienas atrandam. Aš žinau, kad jūs labai daug visko kuriate. Gal negalima jūsų pavadinti menininkė? Turbūt, nežinau, gal galima, turbūt galima. Bet aš žinau, kad jūs ir tapote, ir kuriate kaukės, ir visokius koliažus, ir netgi parodą esate surengusi, ir siuvat lėles, organizuojate renginius, stovyklas su vaikais ir su suaugusiais, kaip jūs pati sakot, nuo 0 iki 99 metų yra mano. Kaip priėjote galbūt prie šitos veiklos ir kaip jums tas istorija tokia šiek tiek, kaip jūs tapote tokia kūrybinga asmenybė, ar jūs tiesiog iš prigimties tokia buvot? Tikriausiai gimiau tokia, nežinau, gal iš šeimos atsinešam, gal mano kažkur esu girdėjusi, kad per kartą mes charakterį ne iš tėvų paveldim, o iš senelių. Tai labai įdomus mano senoliai buvo, viena močiutė buvo labai kūrybinga rankdarbių, kokia nauja metodika pasirodo, vis išbando, o kitą turėjau tokią įdomią močiutę, kuri žoleliaudavo, tuo metu labai skeptiškai tai žiūrėjau, jinai ten ir kortas mesdavo, tokia ragana buvo. Užaugus tokioj terpėj, pats kažką pasisemi. Manau, kad išgaunam, su genais ateina tas kūrybingumas, kaip jūs vadinat. Irgi studijuodama kažkada išgirdau, kad mes specialybės renkamės, jeigu ne tėvai primeta. Tokias, arba ko mums trūksta, arba ko mes labai norim, toj savirealizacijai. Sako, pedagogais patampa tie, kurie mėgsta vadovauti. Žinoma, juokauju, bet tame yra tiesos, jeigu negali suaugusiem vadovauti, tai renkiesi vaikam gal vadovauti. Tai pirmoji mano ta profesija buvo
socialinio pedagogo, nes mačiau save tame, kad galiu kažkam padėti, kažkam reikalinga būti, bet pradėjus dirbau mokykloje, tiesiog atradau tai, kad labai įdomu dirbti su vyresniais žmonėmis, pensionatuose gyvena, senukais. Iš tikrųjų, tas įdomumas pasireiškia tuo, kad jų nereikia motyvuoti, kad jie gyvena šią dieną, pilna to žodžio prasme, nes rytojaus gali nebūti. Ir jie viską ima savo, jam tiesiog ką be pasiūlysi, ką be darysi, viskas. Ir kad taip profesionaliai galėčiau į tą sritį lysti, tai nusprendžiau baigti socialinį darbą Vilniaus universitete. Baigusi tą, kažkaip vis tiek mane nepamėtėjo link tų senukų. Papuoliau į darželį, o darželiai dar mažesni vaikai, socialinis pedagogas daugiau dirba su paaugliais. Tai tada nusprendžiau, kad reikia iki mokyklinio ir prieš mokyklinio. Todėl tas pasakymas, kad nuo gimimo iki mirimo visi mano, mokymo atžvilgių, ugdymo, tai tikslingai to siekiu. Dabar jau kaip ir reikėtų ieškoti naujų sričių. Tai ar aš skaitau save menininkė? Ne, aš prijaučiu menui. Daug kas sako, kad aš prie meno, tai irgi nėra blogai, nes dažniausiai tie, kuriuos vadina kabutėse prie meno, yra keistuoliai, o iš keistuolių daug nereikalauja, tai galiu daugiau sau leisti. Ir amatininkė irgi nesu, nes jeigu siuvu lėles, lėlių parodą turėjau visoje Lietuvoje, keliavo jos per Lietuvą, buvo eksponuojamos bibliotekose, tikslingai pasirinkau bibliotekas, kad galėtų visi aplankyti, nes tai ta vieta, kur galima nemokamai užeiti, kur nereikia mokėti už parodą, už patalpas. Bibliotekininkės Lietuvos labai noriai priėmė mano lėles pasisvečiuoti. Lėlės buvo irgi kūriamos konkrečiai charakteriai žmonių, konkretiem žmonėm. Aš jas paskui išdalinau tiesiog. Galbūt ir atsiras dar viena lėlė Rasa, pabendravus su tavim, nes tiesiog ištrauki charakterį ir ją įdedi į lėlę ir kažkaip pavaizduoji per veido bruožus, kūno dalis tą žmogų. Dažnai išdovanoju, tiesiog už gražias akis. Patinka tas jausmas, kai dovanoju ir žmogus akimis klausia, o už ką. Siūlyčiau visiems pabandyti tą. Tai nerealus jausmas. Tiesiog dovanoji. O man tai toks jausmas, kad jūs esate visiškai tokia stipri kūrybiškumo edukatorė ir pedagogė, bet apskritai tokia specialistė, jeigu tokį galime suformuluoti pasakymą, kaip kūrybiškumo specialistė. Nes kažkaip iš karto noriu jūsų klausti, ką jūs pastebit? Žmonės, ne? Nuo senukų, kaip jūs sakėt, nuo pensininkų iki vaikų, lėliukų, lopšelis, darželis. Ką jūs pastebit apie žmonių kūrybiškumą, jeigu būtų galima apibendrinti? Ar kūrybiški lietuviai, ar jie daugiau stebėtojai yra? Manau, kad visi kūrybiški. Lietuviai yra labai kūrybiški. Galbūt mes apie tai nekalbam. Drovus. Tas kūrybiškumas nebūtinai turi pasireikšti per piešimą, tapymą, ar ten lėlių kūrimą, ar kokios puodynės įdomesnės nulipdymą. Kūrybiškumas reiškiasi ir maistą gaminant, ir namus puošiant, dekoruojant. Mūsų tauta yra labai kūrybiška, tik tai, kad mes esam labai kuklus ir kartais to neįsivardinam. Ir netgi kai pati paskambina, kai mes susipažinom, aš šiek tiek nustebau, nes galvoju, ašgi ne menininkė, aš nerašau knygų, nerašytoja, kuo aš galiu būti įdomi, kuo aš savo įdomi netgi. Kažkada kėliau klausimą ir neradau atsakymą, nes man atrodo normali kaip ir visi, kūrybiški visi. Tik tiek pastebiu, kad vaikai ir vyresni žmonės, jie tos drąsos daugiau turi. Gal ta vidurinioji amžiaus karta, kaip aš, gal ir tu, Rasa, tai mes labiau bijom suklysti arba ten tos nuomonės iš šono, ką kiti pagalvos, o jeigu aš čia taip pasielgsiu, tai neatrodysiu taip kaip suaugęs. Bijojimas apsirikti, bijojimas, ką kiti pagalvos, jeigu aš čia taip. Man labai patinka po balas vasarą taškytis.
ir prisidengiu dažnai vaikais, nes smagu vaikams taškytis. Aš pasiūliau, kad jiems būtų drąsiau, kad čia nieko tokio. Lipu ir aš į balą ir kartu taškausi, bet man patinka. Kažin ar aš viena atsistojus baloje taškyčiaus, jeigu neturėčiau vaikų kompanijos. Bet visiškai pritariu jums, pavyzdžiui, aš kai žiūriu į savo sūnų, kuriam dabar yra 5 metai, tai jam yra visiškai jokia problema susikurti savo kažkokį daiktą, kurio jis neturi. Jisai paima, nusipiešia, susiklijuoja, pasidaro ir jam net į galvą nešauna, kad ten kažkas kreiva arba kažkas ne taip, arba kažkas netitinka ten proporcijų. Tai jie kažkaip tai kuria natūraliai, visiškai atsipalaidavę. Paskui, kaip jūs ir sakot, amžius bėga, kažkokių reikalavimų savo daugėja ir jūs tarsi esat tokie kaip skatintoja kurti, ne? Vat jūs skatinat, jūs kuriat tas edukacinės veiklas, kad žmonės imtų kurti ir tai darytų. Kaip sakot, prisidengėt vaikais, bet iš tikrųjų tai galbūt ir vaikai prisidengia jumis, kad galim pasitaškyti balose ir taip toliau kažką tai padaryti. O kaip jums atrodo, jeigu, pavyzdžiui, jums kažkas pasakytų, žinai, Rasa, tu esi nuostabi kūrėja, tu esi tikra menininkė, kurk ir dalyvauk ten kokiuose nors aukščiausio lygio ten konkursuose arba parodose. Kaip reaguotum į tą tokį pasakymą dėl iš tos pusės pasitikėjimo savim, savo kūrybą, kaip ir tu sakai, lietuviai tarsi tylus kuklus? Aš išgirstu tokių pasiūlymų, paraginimų ten ir iš draugų, iš pažįstamų, kad rink savo ten rašliavas, aš vadinu jas rašliavom, pamatymus, nes aš kartais rašau tą, tiesiog jausmus išlieji, ką matai, tą ir rašai, arba tavo piešinių parodą, nors aš nebaigus dailės. Ir aš pasiduodu tom aferom vadinamom. Tai yra iššūkis savo. Ar galiu ir tikrai nebijau aš klysti. Man dažnai ambicijos sukyla įrodyti savo, kad aš galiu. Va taip pas mane magistrinis atsirado, magistro laipsnį gavau, nes kažkas pasakė, o kodėlgi ne? Ir aš paėmiau, o kodėlgi pabandyti, o paskui jau, kai įlindau, jau negali mesti. Dalyvauju ten, kur kažkoks iššūkis yra, tikrai nebijau, pasitikiu savim, nebijau suklysti, nebijau vėl kilti. Mes mokomės iš savo klaidų. Neklysta tie, kurie nieko nedaro. Bet tikrai, va šitoj tinklalaidį, kaip pati sakai, tai yra pirmas kartas ir nežinai, kaip čia bus tas jausmas kalbėtis nematant žmogaus, nes mes nesam pažįstamos, tarsi kalbam tik tai girdėdamos viena kitos balsą ir vis tiek, kaip sakyt, pasiryžai šitai aferai, bus pirmas kartas pasikalbėti tinklalaidį. Taip kad viskas tik į gerą, ne tas toks pasitikėjimas ir drąsa, bet kūrėjai būtinai reikalinga drąsa, aš irgi esu tą išsigryninus. Tiesiog buvo smalsu pabandyti, o gal man patiks. Taip. Na gerai, tai jau išsigryninom, kad kūrybiškumui yra labai svarbi drąsa, motyvacija. Antras punktas. Kaip vaikams jūs sukuriate tą motyvacijos jausmą, kad jie norėtų daryti? Kaip ir pati minėjote, su senukais yra lengviau, nes jie tarsi ištroškia tokios įdomesnės veiklos. Kaip jūs motyvuojate vaikus, ar jie jūsų klauso? Oi, kaip klauso. Jeigu jaunesnius vaikus, jaunai amžių įmant, šiaip apskritai vaikus ir paauglius šiek tiek išmanimas psichologijos padeda. Ir kas yra aktualu būtent tam laikotarpiu, tai mažesniem vaikam yra žaidimai, kažkokie pokštai, atradimai. Tai per tai galima labai pateikti ir rimtus dalykus ir užkabinti. Paaugliams lygiai taip pat. Tiesiog kiekvienam amžiaus tarpsniui reikia parinkti atitinkamus užkabinimo, kabutėse, metodus, kad juos sudominti, o šiaip skatinti, kurti ar kažkaip motyvuoti, manau, kad nereikia daug įdirbio tame, nes tiesiog rasti tą, kas domina, nes motyvuoti kūrybai nereikia, kad kurtų. Tik tai pateikti reikia, būtent pateikimo metodų, nes vaikam, paaugliam yra labai svarbus rezultatas. Reikia, kad gautųsi kažkas, kad galėtum didžiuotis, kad galėtum parodyti.
pats procesas jau teikia džiaugsmą, bet padariau, čia aš padariau ir ten dar jeigu nusistebi, negali būti, pats padarei. O pavyzdžiui, kaip sako, negali duoti to, ko pats neturi. Tai kaip tu pati save motyvuoji? Nes tas pedagogo darbas, tai yra, vat, kaip ir tu pradžioje sakei pokalbio, tai yra dalinimasis, tai yra davimas, kažkoks toks poreikis duoti, ar ne, ir socialinis darbas. Iš kur pas tave tiek daug? Iš kokių tu aruodų trauki tą motivaciją kurti ir dar kitiem dalini rieškutėmis pilnomis? Kartais klausia, iš kur pas tave tokios idėjos ateina. Susapnuoju tikriausiai. Tiesiog aš jaučiu pasitenkinimą, kai žmogui yra gerai, ar suaugusiam, ar vaikui, ir pavyzdžiui, edukaciniai tie užsiėmimai, kai dalyvauja ir kai tu matai tas spindinčias akis ir kai jie didžiuojasi, arba kai sutinki ten po metų ir neprisimeni žmogaus, daug praeina tų žmonių. O sako, laba diena, čia va, aš, atsimenat, mes darėm, mane tai, kažkur pakylėja. Ir, va, ta motivacija ir yra, kad žmonių pasitenkinimas, aš galiu, aš moku, man išėjo. Arba kai specialiai važiuoja, viduramžių šventė vykdavo, tai atvažiuoja ir kitais metais ir įvardina, kad atvažiavom tikslingai susitikti su jumis, nes dar norėjom. Nežinau, pojūtis toks geras. Tokios specialiai, kad save motyvuoti ar traukti, kad va, šiandien reikės. Man nuo to yra gera, man yra gera kažkam kažką duoti. Tai čia turbūt toks, kaip tarsi tu turi žinoti, kas tu esi, ką tu gali ir pasirinkti savo kelią būtent tom savybėm ugdyti. Nes aš kažkaip pagalvojau, kol tu kalbėjai, jeigu tu, tarkim, dirbtum buhalterė. Va taip susiklostytų, ne gyvenimas, kad išeitum mokytis, tarsi nebūtinai buhalterė, ten kokią nors, sakykime, ten teisininkė arba kažką tokio iš tos tokios tiksliosios pusės. Tai turbūt nebūtų labai malonus gyvenimas. Ar vis tiek, kaip tu manai, įmanoma tokiam darbe, kuris atrodo labai griežtai reglamentuotas, vis tiek kažkaip kūrybiškai viską daryti? Manau, kad įmanoma. Kartais net nustebinu. Vaikystėje buvau matematikoje labai stipri. Draugės skaitydavo klasiokės ten romanus. Man tėtis parveždavo tuos uždavinynus specialius matematinius ir aš savo malonumui spręsdavau kuo neracionaliau uždavinius. Man tai kažkas tokio, buvau matematikė ir siejau ateitį gal netgi su matematika, su skaičiais. Tai va, tai bele kurioj srity galima į visas specialybės, į visas disciplinas žvelgti kūrybiškai ir tą darbą atlikti kūrybiškai. Ta pati buhalterė, pats požiūris į darbą. Bet jeigu žiūrėti į tas struktūras darbinės, kur yra labai griežtai, įspaudžiamas esi į rėmus, aš ten dirbti negalėčiau. Aš bandžiau, man labai skauda, kai man per sparnelius kapoja ten, bando ir aš tada labai priešinuosi ir toks atsiranda tada kovotoja kažkokia išlenda. Ir tada kenčiu ir aš pati, kenčia aplinkiniai, nes aš kažką bandau įrodyti ir savo, kad galima kitaip, kad gali tie sparneliai būti platus ir plasnoti. Tai tiesiog galima, jeigu negali, tada tiesiog nereikia laikyti. Esu iš tų žmonių, kur nelaikosi įsikibęs dantimis, nagais, kažką. Tiesiog jeigu netinku ir man netinka, man pradeda spausti rėmus, kad čia per daug, čia to nereikia, čia galėtum mažiau daryti. Man mažiau neišeina daryti. Ir kaip aš suprantu, jūs savo vaikus auginote, vienas jau didelis, kitas dar mažiukas, augini, o matai, aš klausyk viso to jūs, augini tokia pačia kūrybinė dvasia ir vienas sūnus yra visiškai menininkas, aktorius, ar ne, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre, o mažiukas irgi labai daug užsiema kūrybiniais visokiais reikaliukais, bent jau kiek iš Facebooko galima suprasti. Kaip vat, tėvam gal patartum arba pati savo pavyzdį gali parodyti, kaip tos vaikus mokinti kūrybiškumo, jeigu pats tėvai patys nėra labai kūrybiški, pavyzdžiui. Gal jie tik tiesiog nežino, kad jie kūrybiški yra, nuo to pradėčiau, bet
Neugdau, nemanau, kad aš kaip mama juos skatinu kūrybiškumo. Aš jiems leidžiu daryti tai, ką jie nori, proto ribos, aišku, bet rinktis profesijų tų, kurių nori. Čia apie vyresnį sūnų, tai tiesiog jisai pats pasirinko, ko nori, ir manau, kad jisai yra savo vėžiose, ten, kur norėjo būti. Jisai tiesiog, jeigu reikia pagalbos, padedi, jeigu jos paprašo, o šiaip leidi, ieškoti savęs. Vaikai turi patys atrasti save ir nebūtinai jie, pavyzdžiui, vyresnis buvo, mes kurdavom, lakstydavom po miškus, ieškodavom, kur nykštukai, vaizduotę lavinom, o jaunėlis yra visiškai kitoks, jisai kitos kartos atstovas, tiksliukas, jam reikia čia ir dabar, kad gautųsi rezultatas. Net nežinau, kuo užaugęs bus, bet tiesiog leisti vaikam patiem išbandyti įvairias sritis, įvairius būrelius, nebandyti iš vaikų, kad vaikai, mums mamom norisi, kad ir šokius lankytų, ir ten, ir meno mokyklas. Reikia atsižvelgti, ko vaikai norėtų, arba leis pabandyti ir nebijoti keisti, kad bent su vyresnėliu ir su jaunėliu dabar tiesiog pabando ir sako, čia man netinka, ir netinka, valio, einam kitur, ieškom ten, kur tau tinka, o ko norėtum. Nebijoti ieškoti to savo, kur jo kabliukas. O pavyzdžiui, kompiuteriniai žaidimai ir visokie filmukai, ar ne, didžiausias baubas, arba nežinau, čia ateities tokia normalumas, tarsi, ne, kas anksčiau būdavo. Atsimenu, kažkur skaičiau, kad žmonės pradėjo naudoti plieninius plūgus, žemę arti, vietoj medinių plieninius, ar ten kažkokius geležinius. Tai tie senukai, kurie naudodavo visą gyvenimą medinius plūgus, sakydavo, kad jeigu tu naudosi geležinį, tavo žemė bus prakeikta, bus nuodinga, ten viskas, kas užaugs, tave, žodžiu, nužudys, ir, žodžiu, yra baisus dalykas. Tai kažkas panašaus dabar vyksta su kompiuteriniais žaidimais ir filmukais, nes mums atrodo, mūsų kartai, kad čia yra visiškas vaiko žalojimas, bet jie ten sėdi ištisai. Tai kaip tu tuo klausimu galėtum pasisakyti? Nesutikčiau, nes vaikai neturi gyventi taip, kaip mes gyvenom, o mes irgi negyvenom taip, kaip mūsų seneliai. Tai čia mano požiūris, čia bet mano nuomonė asmeninė, pavyzdžiui, kad ir per tas pačius edukacinius, jeigu aš kalbu apie archaiškus dalykus, ten ar viduramžių laikotarpį, tai nebūtinai aš turiu būti absoliučiai tik tai viduramžiškai apsirengusi, nes audiniai buvo visai kitokie, siūdavo rankom, aš su mašina pasisiūnu. Tie kompiuteriai irgi nėra blogai ir žaidimai, aišku, viskam turi būti saikas. Tos technologijos yra gerai ir aš labai didžiuojuos, pavyzdžiui, savo jaunėliu, kai studijavau. Čia magistri paskutinis mano studijos, tikiuosi gal ir ne paskutinės, bet šiuo metu. Tai jisai man sukūrė, būdamas 8 metų, filmuką animacinį apie patyčias. Ir jisai jas pristatė, papasakojo, mane nustebino, tiesiog kaip 8 metų vaikas mato patyčias. Aišku, aš jau metų, kai buvau, aš net nežinau, kaip su to kompiuteriu dirbti, mes neturėjom kompiuterių. Tai nemanau, kad tos technologijos yra blogai. Neblogai ir tie žaidimai, ir loginiai, ir tas bendravimas ten, ir komandiniai visi. Tiesiog tam reikia saiko, kad neperlenkti lazdos, kad tik tai ne tik internete vyksta gyvenimas, bet nedraudžiu aš savo vaikams, ir vienam nedraudžiu, ir kitam nedraudžiu žaisti kompiuterinius žaidimus. Aišku, yra laikas, šiek tiek ribojami, yra pamokos, yra namų darbų laikas, bet
pramogom, kad žaisti ar kažkokių draudimų, kad tos technologijos kažkoks baubas, siaubas, jie niekada nebus ta jaunoji karta tokia kaip mes. Ir nereikia, kad jie būtų. Jie bus geresni. Man tai kažkaip tai tas kūrybiškumas labai susijęs su meilė sau ir atsipalaidavimu, pasitikėjimu savim, nes aš kažkaip pat įsivaizduoju tą vaiką nuo pat pradžių, kaip jisai augo, kaip jisai protingėja, daugiau pažįsta pasaulio. Jisai turi būti laisvas, kad būtų kūrybiškas, kad jis galėtų svajoti, nes tarsi, nu, vis tiek, aišku, žinom tą visą praeitį savo ir tuos tokius represinius laikus ir nebuvo galima svajoti. Nu, iš tikrųjų, nu, tarsi, nu, ką tu čia prisvajosi, viskas aišku, kaip čia bus. O dabar vaikai turi teisę svajoti, jie turi visas galimybės ir visus pasirinkimus, kokie tik tai yra įmanomi. Kaip tu manai, ar tas gebėjimas svajoti ir tas leidimas svajoti trukdo? Nes, žinai, kai uždarai kažką, tas nori išsiveršti, kažkaip norisi atsipalaiduoti, norisi tos laisvės, tos kūrybos, kad tarsi viską galiu daryti, rinktis, ką nori ir nežinau, ko aš noriu, nežinau, ko man rinktis, nes tarsi viskas galima. Svajoti reikia visiems. Ta prasme, mes visi svajojam. Vieni atviriau, garsiau, kiti tyliai, bet manau, kad nėra žmogaus, kuris nesvajotų. O ta laisvė, tai va čia ir yra ta problema, kad manau, kad nelaisvė rinktis, nes gali pasirinkti ten žinojime, ko aš noriu. Jeigu tu bandai, tai vaikas bando ar suaugęs bando, čia neturi jokios reikšmės. Tu surandi save, mes visi galim įsivardinti ir tie patys vaikai gali įsivardinti, kas patinka labiau, ką patinka veikti labiau, kur labiau linksta, kur ilgiau užsižaidžia. Tai bandai ir atsirenki, nemanau, kad trukdis yra galimybės. Tiesiog yra karta viena, kur galbūt, ką aš pastebiu, kad patys išmąsto, leisti patiems bandyti, sugalvoti, o daugiau mes suaugę, va tie mano karta, tame tarpe galbūt ir aš kartais save pagaunu, mes primetam. Mes duodam ir duodam viską jau kaip sukramtyta, kad nuryt. Ir paskui galbūt pripranti, netgi kaip per šventes būna, ne mano kartos, bet jaunos mamos, linksmink. Tai man nelinksma, man linksmink, bet reikia pačiam linksmintis, pačiam nusiteikti. Tai ir vaikai, jie laukia, kol paduosi. Aš nežinau, ką daryti, pavyzdžiui, vaikai dažnai sako, o ką man veikti? Tu jam turi pasiūlyti, ką veikti, turi tai pateikti, kad būtų įdomu, kad jį užkabinti. Tai aš manau, kad daugiau reikėtų skatinti vaikus, jaunimą, kad jie patys kurtų, patys sugalvotų, ką veikti, daugiau motyvuoti, kad jie kurtų tas veiklas, tą veikimą, o ne labai dažnai susiduriu su tuo, kažką nuveikiam įdomaus, o ką toliau veiksim, o tai ką jūs siūlot, tas duokit, man jau viską gatava, aš paimu, pasidžiaugiu, paskanauju ir laukiu vėl, kol man paduos. Leisti vaikam rinktis, bet kad jie patys rinktųsi, patys inicijuotų tą rinkimąsi, kad ko aš noriu, kad įvardintų, tada ir atsiranda, o tas, kai mes viską duodam, mes stengiamės, kad jiems būtų geriau, kad jie viską gautų, tada, ką daro pedagogai, bent aš pastebėjau, jie parodo, kaip reikia piešti žmogų, kur saulė turi, kurioje vietoje būti. Nereikia rodyti, jeigu pats vaikas atranda tą vietą, galbūt ta saulė kyla iš apačios ir bus ant namo pamatų. Taip, visiškai pritariu ir iš tikrųjų bent jau taip gal nesąmoningai bandau tai daryti, gal taip iš vienos pusės parodo, kad bloga mama ten neorganizuoja vaikam veiklų, bet aš kažkaip visada stengiuosi pasakyti, susiorganizuokit, sugalvokit ir dar mane įtraukite, jeigu man bus įdomu. Tai tarsi toks prievolinis kūrybiškumo skatinimas. Bet dar norėčiau paklausti apie Trakus, kadangi čia šita tinklalaidė yra kelionė, tai
Kaip žemaitė atsidūrė Trakuose ir kaip Trakai, vat, papasakok man apie gyvenimą Trakuose, turbūt labai smagu yra čia gyventi, ar ne? Vyras iš Trakų, nutekėjau aš į Trakus, matyt, čia geri vyrai užauga, bet jeigu rimčiau, Trakai, kuo man patinka, jie nedidelis miestelis, vieni kitus pažįstam. Mažo miestelio privalumas tas bendruomenės toks sutelkimas, bendrauji daugiau gal negu didmiesty. Patys Trakai, jie tuo irgi įdomus, kad čia ir žemaičių daug, ir šiaip dzūkai turėtų dominuoti Trakuose, bet irgi matyti panašiai tiek dzūkų, tiek aukštaičių, tiek žemaičių, bet kitų tautų irgi, ir gruzinų, karaimai. Iš tikrųjų toks daug tautų, visi skirtingi ir visi sugyvenam. Ir netoli Vilniaus, gal patys tikrieji tie trakiškiai supyks, bet kaip priemiestis Vilniaus toks ramus, tylus, kur nebaisu išeiti vakarais pasivaikščioti, ar ten naktį, jeigu nemiga, tiesiog gatvę pašmirinėti ar palei ežerą pavaikščioti. Tai manau, Trakai labai turėtų būti patrauklius jaunom šeimom, nes čia ramu, gražu, gamta, ežerai, istorinis tas paveldas irgi kažką tokio šarmo duoda. Kažkaip tai kas gimęs užaugęs Trakuose, tai visai nenori niekur važiuoti. Jau maždaug Trakai yra toks Dievo ausis kažkaip tai. Šiaip aš irgi tokią nuomonę susidarius, kad trakiškiams kažkas čia tokio, nes galbūt ta atmosfera, tas šarmas kaip įauga pas juos, nors pravažiavus jau Raseinius, kai važiuoju į Tėviškę, jau artėjant link Kretingos, man ten atrodo ir žolė žalesnė, ir ta kalba, mielesnė ausiai, žemaitiška, vis tiek ta nostalgija Žemaitijai yra išlikusi. Ir mano jaunėlis sako, nes vyresnėlis gimė Kretingoje, mes pusę metų gyvenam pradžioje, tai sako, mama su broliu yra žemaičiai, o mes su tėčiu esam lietuviai. Na ir pabaigai tada tradiciškai paprašysiu palinkėti mūsų klausytojams apie kūrybiškumą, apie vaikų kūrybiškumo ugdymą, arba šiaip apie gyvenimą, kas tau atrodo svarbu. Manau, kad nesvarbu, koks tavo išsilavinimas, koks esi žmogus ar ką gebi daryti. Iš tiesų save pristatom per savo elgesį, požiūrį ar nuveiktus darbus ir esu įsitikinusi, kad kiekvienas žmogus yra kūrėjas. Tik tie mūsų kūriniai ir kūryba ar požiūris į kūrybą yra skirtingi. Tai kurkim, nebijokim. Ir nebūkim kuklus. Ir leiskim kitiems šalia esantiem irgi kurti. Nes iš tikrųjų nuomonių gali būti skirtingų ir tas, kas man gražu ir kas mane veža, tai nebūtinai turi patikti kaimynui ar ten kitam žmogui. Jisai turi savo matymą, savo matymo prizmę, kad šalia gali būti visiškai skirtingi žmonės ir pasidžiaugti, kad vienam viena patinka, viena geba, o kiti kita.